Insulino pompa tai mažas elektroninis į kišenę telpantis prietaisas. Į pompą dedamas rezervuaras su pripildytu greito veikimo insulinu. Prie rezervuaro jungiasi plonas lankstus vamzdelis kartu su kateteriu. Kateteris įvedamas į poodį, pilvo šlaunų arba sėdmenų srityje ir keičiamas kas 2-3 paras. Tarpusavyje sujungta pompos, rezervuaro ir kateterio sistema tiekia organizmui iš anksto suprogramuotą insulino kiekį. Į kūną nuolatos nepertraukiamai mažomis dozėmis laša bazinis insulinas. Papildomai mygtukų pagalba suleidžiama insulino maistui arba aukštai gliukozei koreguoti. Insulino pompą programuoja ir valdo pats vartotojas, konsultuodamasis su savo sveikatos priežiūros specialistu. Pompa gali turėti integruotą nuolatinio gliukozės stebėjimo sistemą, kuri naudoja mažą gliukozės jutiklį įvestą į poodį. Prie jutiklio prijungtas mažas siųstuvėlis siunčia gliukozės duomenis į pompos ekraną kas 5 minutes. Gliukozės jutiklį reikia keisti kas 7 paras. Insulino pompą reikia nešioti nuolatos, tai yra 24 valandas per parą. Tačiau einant praustis į dušą ar į baseiną, ar aktyvaus fizinio aktyvumo metu, pompą labai paprasta atjungti, o vėliau vėl prijungti kateterio vietoje. Nešioti pompą galima įvairiai, prisegta prie drabužių, po drabužiais arba tiesiog kišenėje.